Sveiki, aš esu Lukas Varnaitis ir šiandien aš jums papasakosiu apie System Center 2012 Virtual Machine Manager Self-Service Portal. Self-Service portalas, paprastai tariant, yra internetinis puslapis skirtas virtualių mašinų administravimui. Taigi, prisijungę šiame puslapyje mes galime sukurti, ištrinti, paleisti, sustabdyti, išjungti virtualias mašinas bei atlikti daug kitų funkcijų. Didžiausias privalumas yra tas, jog nereikia įdiegti specifinės programinės įrangos ir užtenka tik interneto naršyklėje įvesti kompiuterio, kuriame yra įdiegtas Self-Service portalas IP adresą ir suvesti prisijungimo duomenis. Taigi, jeigu matytumėt, kaip viskas atrodo, aš pademonstruosiu, kaip reikia pridėti naują virtualią mašiną, panaudojant iš anksto paruoštą šabloną. Taigi, atsidarome paprastą interneto naršyklę, tai bus Internet Exploreris, suvedame IP adresą, mums dabar reikia suvesti prisijungimo duomenis, tai yra vartotojas, kuris priklauso Self-Service userių grupiai. Na va, mes matome dabar, kaip atrodo šis portalas. Kol kas naujų mašinų mes neturime pridėta. Taigi mums reikia spausti New Computer. Šioje vietoje mes pasirinkame, kuriame cloude mes talpinsime mašiną ir pasirinkame šabloną. Įvedame pavadinimą, slaptažodį bei produkto kodą. Šiai mašinai mes panaudosime Windows 8 Consumer Preview versiją. Ir spaudžiame Create. Mūsų mašina sukurta. Dabar dar reikia palaukti, kol ją sukonfigūruos. Taigi, mūsų virtuali mašina buvo sukurta ir dabar galim pamėginti ją paleisti. Spaudžiame antrą pelės mygtuką ir paspaudžiame Start. Mūsų mašina pasileido ir galima dabar net pamėginti prie jos prisijungti. Na štai, kaip matote, mūsų Windows ekranas ir viskas veikia. Taigi matėte, kaip yra paprasta naudotis System Center Virtual Machine Manager Self-Service portalu, yra nesunku pridėti mašinas, jas administruoti, sustabdyti, ištrinti. Taigi šiandien tiek ir ačiū, kad žiūrėjote.